Sveikučiai, džiunglės. Zurzikas stambesnis. Ir mes juos gaudysim. Neptūnų kiek dumbo. Auk, draugužiai. Čia bandysim kartis. Sroviniai ešeriukai. Pats blogiausias. Blemba norisi verkti. Oi, kokia kamera nešvari. Grybų nėra. Sveikučiai. Nu va, išsiruošiau į žūklę, pagaliau. Taip ilgai laukiau, kad atsiras laisvo laiko ir galėsiu vėl meškerytę rankoje palaikyti. Šį kartą spiningėlis, lengvutis, upė tekanti vat apačioj, prie kurios leisiuosi. Ir ką, bandysim kokį šapalėką, ešerėką, lydekėką ar dar kokį velnį. Ruduo va šiandien tai tikrai jau prasidėjo. Rodė ryte apie 6 laipsnius, dabar 7, gal link 8, bet vis tiek jau toksai rugsėjis. Rūkas aplinkui. Išvažiuojant iš miesto tai visiškai buvo viskas paskendę rūke. Tai va, tai taip ir bus. Gaudysim kažkokią tai žuvytę. Ruduo, tai greičiausiai čia bus ešeriukų daugiausia. O jeigu ešeriukai, tai tada gal kokią sukrę. Paėmiau iš tiesų truputį vobleriukų, truputį sukrių, truputį spinerių. Ir pasižiūrėsim ant ko geriausiai. Šapalų kažkokių didelių tikrai nesitikiu. Bet žolės krenta, tai kodėlgi galbūt ir bus. Pažiūrėsim ant ko geriausia. Mikrikus kelis įsimečiu. Bet čia aišku ešeriukam, jeigu jie kips. Lydekaitė gali viena kita. Nu, matysim kaip bus. O dabar per žolės didžiausias braunamės link upės. Ir kadangi aš su britkelniam, tai brisim. Va. O jau čia ką nufilmuosiu, tai nufilmuosiu. Gal ir nieko nepavyks nufilmuoti. Kokios gražios džiunglės. Džiunglės visur. Vijokliai. Ir takelis iki vandens. Einam, pasižiūrėsim, kaip atrodo upė. Kaip atrodo upė. Ar vandens yra? O, vandens yra. Srovė yra. Tai viskas gerai. Tai reiškia, bus galima gaudyti ir gal kažką pagauti. Truputį viršų praeisim nuo čia, truputį į apačią. Ir matysim. Gerai, skleidžiuosi spiningą ir brendu. Nėra čia ko tuščia žodžiaut. Žiūrim. Pradėsim nuo tokios aglytės. Pirmo numerio. Turėtų būti pats tas. Gerai, leidžiamės į vandenį. Pukšt. O. Krenta čia kokia rasa. Rūkas, kaip gražiai vanduo garuoja. Žolės jau tikrai krenta. Paeisim į viršų. Ten toksai ruožas, kur gali būti kažkas tai. O čia gali būti kažkas tai. O, pirmas metimas.
O, yra pirmas metimas. Ir, kaip sako, zurzikas, ešeriokas. Visai smagu. Va, ne pats didžiausias, bet sukrytė, matai? Dirba. Palei žolės. Pirmas toks pagilėjimas, va, ir ešeriukas yra. Gal bus dar vienas. Nėra. Opa, yra. Kas? O, šerys. O, šitas jau stambesnis. Nu, atrodo viskas čia visai neblogai. Koksai. Tokių juodų taškų turi. Nelabai švarus, gražus. Plauk. O. Kimba. Viskas gerai. Reiškia, yra mažų, yra didesnių, yra vienas, bus ir antras. Viskas čia gerai. Dar vienas. Ešeriokų reiškia daug. Aišku, būtina paimti taip, kad visas trišakis burnoj. Va, kliokšt. Kur toks visai ramus vanduo, tai nenori, o va kur truputį srovytė yra, tai ten ir šitų ešeriokų yra. O lelijos sukritę visos šalia dugno. Opa! Ohohoho. 3 kartus karę nepaėmė. Paskui. Koksai. Šeriekas visai gražus, va. Šitas visai gražus. Nu, čia jų yra. Tikrai. Yra. Taip palei krantą gal dar. Kur mažai srovės, tai ten nelabai. O! Išlindo prie pat šeriokas. Graži upė. Aha, rūkas. Visai faina. Seklu. Ešeriukų yra, problemų su ešeriukais nėra. Įdomu, kaip kokia kita žuvis. Brėsim, pažiūrėsim, bet kol kas nematyt. Na, bet bus kaip bus. O, čia išseklėjo visiškai. Gražu. Rūkas kaip gražiai. Smagu. Va taip pabraidžiat. Bet net rankos šąla kažkaip. Vėsus rytas. Gerai, bandom dar.
Srovės, kur seklu, tai nėra. Labai gražiai vanduo dirba. Ai, bet labai daug žolių. Rastų tokių pilna. Taip pargriuvus, tai išsimaudytum paprastai. Aha. Blizgutė medyje. Ir panašu, kad aš iki jos nedabrisiu. Norėjau padaryti gerą metimą, o gavosi superinis metimas. Ne, nepasieksim. Nepasieksim taip. Reikia bandyti kokią nors šaką susirasti. Užkabinti cukrį reikia už kabliukų. Tada yra šansas. Va. Atkabinom, pavyko, valio. Taip. Aš atrą į krantą. O. Nepraradom cukrės. Tik aišku, čia viskas dabar susipynė. Dar vienas ešeriokas. Nedideli, bet jų čia nemažai. Bet vis tiek, vat, jie nesėdi ten, kur visiškai ramu, kur jų daugiau tenai, kur kažkokia srovytė, nors ir minimali, tai jų tenai yra. O kitur, kur nėra srovės, kur visiškai ramu, nėra ir jų. Ir šitų zirzikų nėra. O, didesnis prie pat kojų praktiškai. Nesitikėjau, nesitikėtas. Aha, visi kabliai burnoj. O, visai nieko. Plauk. Nenori plaukt? Nu, plaukė. Ir va čia truputį srovės yra ir yra ešeriukų. Va kokia graži atkarpa. Srovė. Medžiai nuvirtę taip. Apačioj po medžiais tokia buktukė. Dieviškas vaizdelis. Nėra kaip pravest. Opa, paėmė. Tai aišku, ešeriokas. Tai aišku, ešeriokas. Plauk. Sroviai. Opa, o koksai piktas.
Koksai piktas. Va. Papšt. Čia tikras ešeriukų rojus. Tikras ešeriukų rojus. O. Prie pat atsivijo ir paėmė. Kiekgi čia jūsų yra. O juodas koks visas, toks kaip nemuninis. Taškuotas. Po medžiais nėra kaip užmest labai. Tai kaipgi vis tiek visą laiką į medį kitam krante. Kai taikai gražiai užmest ir nepataikai, tai būna į medį. Atrodo, va tokiose va vietose, va, kur ramiau, giliau turėtų būti ešeriokų, bet kažkodėl tai nėra taip. Pirmas nuostolis, pirma sukrė. Gaila, bet Neptūnui padovanota buvo. Užsidėjau baltų lapeliu. Tokią pačią agliją, tik tai, kad baltų lapeliu, ne auksiniu. Pasižiūrėsim. Ką pasižiūrėsim, tik užsimečiau. Tik užsimečiau ir va, koksai garbuilius. O. Yra. Gal dar bus geriau. O, koksai gražuolis. Plauk. Labai daug šakų nukrite. Gal jie po tom ir sėdi šakom, bet baisu leist palei dugną. O viešpatie, kaip čia burbuliuoja. Dumblo kiek. Oho. Čia nenuburbuliuot man tik tai. Oho. O. Kiek dumblo. Viešpatie. Geram dumblinėlį. Kur ešeriukai? Oi. Dumblas geras čia. Paeit net sunku. Ojai. Ojai. Gerai čia. Nėra čia ko mest. Čia svarbu dabar prabristi šito. Šalia krantas, o brist neina normaliai. O, kietas dugnas po kojom. Pajaučiau kietą dugną. O, kažkas didesnio. Kasgi čia? O, koksai dryžius. Koksai ešerys. O, nesitikėjau, kad čia tokių gali būti. Bet va, yra.
O, gražus. Šitas gražus. Žiūrėk. O, koksai. Tokius galima gaudyti. Plauk, draugužiai. Plauk. Nuplaukė. Tikrinam dar. Va, pradžia kažkokia tai tokia. Brendi savo ir gaudai. Ešeriokus, nu. Šapalų nematyt. Lydekos irgi nematyt. Bet ešeriukų tai pilna. Dabar čia reikia pasižiūrėti, kur reiks į kitą krantą pereiti. Šitų va turbūt sraunumą. Čia vėl toks ešerinis matosi ruožas. Visai smagu man čia jūs gaudyti. Labai sudrumšiau vandenį eidamas. Bet ir taip vanduo nėra skaidrus, toksai mutnokas. Kodėl nežinau, ar čia nuo lietaus, ar čia toks tiesiog yra. Nu ką, brendam dar pagaudyti. Jo, perbridam. Reikia užsikarti. Šitom šakom šitais krantais. Voratinklių pilnas akys. Voratinklių. Kažkaip praėjau. O, čia labai gražus taškas. Galima mest. Čia tikrai turėtų būti koksai tai žuveliokas. Ir kibo. Kibo, bet nepaėmė. O. Yra. Ešeriokai yra. Kurgi jie dings. Tokia vieta turi būti. Gerai, pabandysim iš kitos pusės apeiti. Čia turėtų būti. Po šitų medžių tik tai nėra kaip gerai užmesti. Graži vieta, labai graži, bet nėra. Dar vienas toks pusė velnio visai gražus. Atsikabink. Plauk. Prie pat kranto. Kiek čia jų yra, ką? Nu tai tiršta. Beveik. Wow. Yra. O, ir tokie visai neblogi kai kurie. Galima būtų ir rūkyti. Bet šį kartą mes juos visus paleisim. Praėjom ramesnį ruožą. Vėl truputį atsirado srovės. Tai tokios vietos labai fainos
Kokiam upėtakiniam upelį, tai upėtakis gali kalt. Čia tai greičiausiai nelabai. Tik tai atsiranda srovelė ir atsiranda iš karto ešerys. Srovė dingsta ir ešeriukai. Iškia labai srovėjai daugiau. Labai nesusižalojo, gyvens. Plauk. Opa. Nu, ešeriokų tai tikrai upė pilna. Kur tik tai vat kažkoks pagilėjimas truputį. Ir ten jų yra. O, kažkokias šapalo. Mačiau išlindimą. Ten matosi toks medis nuvirtęs ir šalia to medžio šapalas išsimetė. Eisim atsargiai. O, kas? Ešerys, aišku. Ešerys. Jo, ešeriokų tai tikrai daug. Labai kablį visą įryja. O, kokie. Eikit. Visai po kojom. Tik tai truputį giliau ir jų ten yra. Kalė ir pramazinau. Šeriokas šapalo vietoj. Koksai dar koksai stiprus. Geras. Piktas. Plauk. Nepakibo šapalynas. O buvo. Reikia dabar lipti į krantą ir apeit kažkaip tai tą medį. Žvėrių takais apeiti. Čia bandysim kartis. Aišku, nelabai man čia patinka. Sunku bus čia praeiti. O čia valysti bandysim. Tai va kažkaip tai taip va gaudosi. Upė gyva, žuvies yra. Jo, žvėrių takai tikri. Tikrai žvėrių takai. O. Kažkaip išlindau čia kažkur. Svarbu čia kokių šernų neužtikt. Nelabai norėčiau. Piktų. Šakų rasa lyja. Nuo medžių krenta. Nu va, kažkaip tai išlindau iš miško ir vėl prie upės. Vau. Kur akiniai mano? Yra dar ant galvos. Gerai. Svarbu nepamest.
O, kaip gražu. Pažiūrėkit, draugužiai. Kaip gražiai teka upė. O šitoj ramumoje vėl turėtų būti ešerių. Ir mes juos gaudysim. O, čia jau yra. Bet mažiukas. Bet va čia srovės daugiau yra ir yra ešeriukas. O, škėbo. Kaipgi nieko. Yra. Tik sraunumėlę priėjau ir dryžuotasis plėšikas kabo. Dar vienas. Ai tie sroviniai ešeriukai. Gyvena sroviai. O, plauk. Kiek jau čia yra šitą upelį? Pilna. Pro žolės pravedi ir išlenda iš žolių. O. Nesuprasi, atrodo, ką tik čia pagavau. Ir vėl. Faini. Fainuoliai tokie. Bandom čia. O, čia yra. Ešeriokai. Tokie, visai smagu. Žiemą būtų labai smagu iš po ledo tokius gaudyti. O, vėl bakst. Kiekgi čia jų. Nėra. Nu, kaip tai nėra? Yra. O šito kokios spalvos. Oranžinis toks kaip elektrėnuose tokie kibdavo. Oi, zirzikiukas. Mažyliukas visiškai mažas. Nu tai dabar pasakykit, kas gali blogiausia nutikti žūklei? Ypač gaudant va taip spiningu. Kas gali būti blogiausia? Tai aišku, jūs žinot. O šitas dalykas va pats blogiausias. Galūnė ir nulūžo. Taip kad lūžta ir japoniški spiningai, kaip ir visi kiti. Tik tai kai japoniški lūžta, tai labai gaila būna. Kažkaip reikės remontuoti vežti. Kaži, čia man jau baigėsi žvejyba ar ne? Ar reikia pabandyti dar galą nulaužti ir tada gaudyti.
Norisi verkti, blemba. O dar norisi, nežinau, bent jau kokią valandėlę kitą pagaudyti. Bandom nusimtą žiedą, šitą dalį ir pagaudyti taip. Nu, šūdas ne žvejyba gali būti, bet pabandom. Blemba, norisi verkti. Ojajaj. Ojajaj. Tokia graži vietelė. Pas mane lūžęs spiningas. Ojojojojoj. Nežinau, ar čia pavyks pagaudyti, bet... Aha. Nelabai gausias. Šeriokas, bet jau kaip nesmagu gaudyti, kai nulūžęs galas visiškai. Visiškai ne tas gaudimas. Užmest neina, ten kažkur užsikabina pastoviai. Kai buvo ta tulpė, tai viskas gerai, o dabar kažkaip tai nefaino visai. Šeriukai dar kimba, bet nuotaika dingo. Čia yra didžiausia bėda. Graži upė ir sugadinta nuotaika. Panašu, kad viskas. Oi, kokia kamera nešvari. Kasgi čia jie taip. Nesmagu, negali nei užmest normaliai, nei nieko. Reikės remontuotis namie arba vežt meistrui. Pasižiūrėsim, ką ten galima pasidaryti. Bet šiandien jau viskas. Finito le komedija, kaip sako, šiaip labai smagiai tie ešeriukai kibo. Galima buvo gaudyti ir gaudyti, šį tikrai ešerių rojus. Bet kaip sako, va, pastūmiau šaką, šaka nukrito, bam! Ir nulaužė galą. Kažkas tai baisaus. Čia toks pats blogiausias žvejo sapnas. Reikia akis prasitrint, gal tikrai sapnuoju, bet ne, galas neatsirado. Yra kaip yra, visko būna, visko reikia. Tai va, visai smagiai pagaudžiau, jeigu ne miškerės galas, tai iš vis būtų viskas super duper. O dabar ką, eit link mašinėlės, per miškelį, per šlaituką ir namo. O, į kalniuką. Tai va, jei patiko, tada spauskit laiką, prenumeruokit kanalą, skambaliuką. Nu, patys suprantat, ar ne? O aš toliau karstausi. Turbūt pasimatysim, kai susitvarkysiu spiningėlį. Tai tiek, bičiuliai. Čiau, pakau. Kalnai, kalneliai. Grybų nėra.